diena visiems. Malonu, kad tokia karšta diskusija dėl plaukimo baseino uždėlė. Iš tikrųjų, iš plaukimo gal federacijos pusės pasakysiu paprastą dalyką. Šiai dienai vyksta inventorizacija visų Lietuvoje esančių baseinų. Turim labai įdomią situaciją. Ir Kauną gali tikrai tam kontekste, turbūt jūs visi finansus suprantate ir žinote. Yra labai gerų pavyzdžių ir yra labai blogų pavyzdžių. Valstybė valdo virš pusės milijardų litų turtą ir kitam turtui išlaikyti kiekvienais metais išleidžiama apie 300 milijonų litų. Dabar kitas klausimas. Jūs paminėjote, vėl aš čia bandysiu palaikyti detalių, bus jums lengviau apsispręsti. Jūs paminėjote 3 baseinus. Visi turbūt žinote, kiek tiem 3 baseinams skiriate lėšų ir kokią naudą atneša. Jūs įvardinote taip vaikų skaičių sportuojančių ir skaičių turbūt nepasakėt, kad 4 milijonai 600 kainuoja išlaikyti tos 3 baseinus. Šitie rodikliai yra patys didžiausi Lietuvoje, tokių skaičių niekur nėra, o nauda yra 200 tūkstančių spec lėšų, turbūt neklystu. Ir dabar dajunkim šitą baseiną, padidinkim kaštus, paskaičiuokim, 6,5 milijono turbūt plaukimų atitektų mieste. O pagal jų tą tokią formuluotę, aš taip įsivaizduoju, kad 300 tūkstančių padidėtų bendroji sumoji lėšas, taip? Tai būtų grubiai 200 ir 400 tūkstančių. Dabar aš atsakau kitą klausimą. Koks tikslas šitos sportinės dalykas? Aš čia pats užaugęs šitam baseinui. Ir čia, kai pradėjo diskusijos, ką su juo daryti, kaip dėliotis, kas bus šeimininkas, ką darysit. Aišku, pirmiausia, labai gaila, kad maniežo darysis. Anksčiau mes kažkaip tai bendrafizinius darydavom ir pilgom į vieną dalį. Nu, yra tikėjimas. Tikslas iš šito baseino dar metu sugeneruoti virš milijonų litų. Ir tai yra tik pradžia. Nenukenčiam sportiniai meistriškumui, masiškumui ir žmonėms. Nes jūs to baseino turbūt neuždarysit, kad žmonės negalėtų lankytis. Atsakykite klausimą, kodėl šiai dienai savaitgaliais baseinai miesto nedirba. Kodėl? O visų rajonų baseinai dirba. Mastaičiai pavyzdys. Baseinas vienas, kuris gauna 500 tūkstančių pajamų, laviruoja su tokiom pačiom išlaidom. Atsakymas jums kažkoks tai yra, nėra. Vykdodamas vieną veiklą, nuo 4 valandų įleidžiamas žmonės komerciškai paplaukti. Iki to laiko nevykdomas jokios veiklos. Šiandien su Kauno rajonu šnekamės apie galimybę Kauno rajone įsteigti plaukimo mokyklą ir lygiai taip pat mokyti plaukti ir dirbti. Dabar šitam baseinui labai daug ko trūksta, kad jisai taptų funkcionalus plaukikam. Nes visi turbūt suprantat, kad yra treniruoklių salė reikalinga. Šitoj salė, kaip vantetiniai dabar sėdimo, čia turėtų būti lankstumo gimnastikos rytė. Pirmiausia, tiek ofisų, kaip yra čia, aš dar niekad nesu matęs, esu tokia gražia furnitūra. Tai šita furnitūra turėtų turbūt atsirasti pirmiausia baseino įrangos. Antras dalykas, treniruoklių salė, kurie pačioje sunkumų kilnojimo salė, tiek patiem plaukikam, tiek turbūt gyventojams iš gatvės. Tai būtų pirmą kartą turbūt, aš nežinau, yra labai nedaug pavyzdžių, kur savivaldybės susitvarko su savo skirtų, kaip čia pasakyti, paėmė objektą ir jį padaro rentabilų. Tai tikslas turbūt ir siekiamybė yra, kad šitas objektas neneštų didelių nuostolių, o neštų kažkokią kanalų vaidmenį. Gerai, kaip vanduo statas. Tiesiog nemoka, tai reikia įdomiau. Reikia mokintis. Šiaip tai reiktų gerą reikia direktorių išmausti. Nes jeigu jau paskiriam, tai krikštas reikalingas. Bet yra paveikti, Man tai labai gerai. Čia netoli namų. Į mokyklą eidamas, tai visą laiką čia įvyks. Pateikia 45 milijonų. Toliau mes paleidome 22, o pastatėme už 21 milijoną. Tai mokinkitės, kaip reikia sutaupyti. Pusę pinigų planuotų mes 2004 metais 45 milijonai šitą kompleksą. Labai diena, eina maudytis, sako moteris. Reikia.